perpildai normą, gausi dar priedo duonas didesnį gabaliuką. O ten, žinot, pradžioje, kai mes, nieko nesupratom, daug labai mūsų apgaudinėja, buvo ten tokie vietiniai, kurie jau jie ten gyveno ir taip pat tremtiniai, ten 30 metais buvo ištremti. Tai jau jie mūsų apgaudinėja, kartais jie ir mažiau ir dirba, o mūsų darbą, kiek mes išpjojam esam mišką, ten tikrina, meruoja, skaičiuoja ir tuomet užrašo, aha, tai biški nuo manęs nuėjama, nuo kito nuėjama, užrašo tam, kuris, supranti, savas yra jau, gerai pažįstamas. O biški tokius mus ir laikydavo. Paskui jau, kai mes jau mes supratom ir tapom suprantami, kas darosi, jau tada ir balsą pakėlėm ir tada jau darėsi lygumą, kaip sakant, jau niekur. Na, o tokie dalykai. O ten vietas tokios buvo, kankinimo vietas ten buvo. Tai mes, kai mūsų, tai jie sako, tai jūs atvažiavot labai gerų laikų, jūs atvežėte. Mūsų, kai atvežė tenais, tai ten tai buvo, sakysim, iš barako leista vienam ar dviem žmonėms sirgti, o kiti turi visi išeiti darbą. O žinot, alkani, sušalė, nieko panašaus. Sakysim, vieną žmogų ar du, kur yra skirta, palieka, o kitus, kas išeina į darbą, tai dirba, o kurie negali, iš barako išveda, žiemos metu pririša prie medžio ir vandenio apipila ir sušaldyti tenais. Vasaros metu ten labai daug uodų ir moškių. Ten mes ir dirbam su tokiais, aišku, paskui tai jau, bet pradžiai moteriškas kojinės. Lankelį pasidarai, šį tokį biškutį, prisiuvi, čia medžiaga visa, o čia moteris tos kojinės. O per tas kojinės kvepuoji ir žiūri. Iki čia va taip pat medžiaga, čia ant galvos susidėjęs, kad tos moškės nekastų. Jos taip sukasdavo visur, ar dirželis, ar kur, iki kraujų, kraujas bėgdavo. Tai vasaros metu išveda žmogų prie medžio. Tai jau ne mūsų laikais, jau dar prieš tai buvo. Pririša, buvo tas 8 valandas, kur atidirbam, jeigu išsilaikiai, atveda tavį į baraką. Paeini, užkasė ir viskas. Ir ten vadindavo taip ir prokletomis, visokia, kokių ten pavadinimų tik tai nebuvo. Kankinimo vietos ten buvo tokios. O laisvalaikį turėdavot kažkokią? Laisvo laiko turėdavot? Vis tiek kažkas su žmona ten susipažinot, taip? Nu, ten paskui visi tie tremtiniai ten susipažinom ir su žmona, bet paskui ten vedėm. Būdavo kažkokie vakaronės, ten kažkokios šokiai? Būdavo, jaunimas susirinkdavo, taip, ir šokiai būdavo, ir švęsdavom, ir Velykas, sakysim, ten Kalėdas, tai miške, nors susirinkę visi padaromi ir buteliuką, ir kas turi kokius tai duonas, kokius tai ką tai kitą tokio maistą atsinešam, atšvenčiam tas šventės, taip. Nu ir paskui, ką ten 59 jau gavom dokumentus, bet buvo dar šalta žiema, nebuvo ko išvykti. Ten pagrindas susisiekimo vasaros metu upė. Kateriai plaukėdavo, tuos, sakysim, 700 kilometrų, jeigu nori į Krasnojarską. O žiemos metu viskas, rogės. Bet tokį tolį, tai ten jau mes nevažiuodam. Mums į rajoną tik tai buvo, į tą Jarcovo rajoną, buvo 18 kilometrų. Tai va, ten tai tekdavo, pėsti eidavom, kartais kas važiuoja, tai paveža ten su arkliu. Teko plukdymų darbus, nu mes bendrai tai ir dirbom, mes ir pjojom mišką, paskui vasaros metu
ridenam į upę, ten darydavo tuos karavanus, tokius vadinamus, ir laivai traukdavo buksyrų, plukdydavom į Dudinką, į Igarką. Į Dudinką buvo 1300 km nuo mūsų, į Igarką 1000 km. Tai laivas užkabina buksyrų, mūsų ten kažkur tai, sakysim, apie 15, kur tai 16 turbūt gal taip žmonių brigada lydi, nes reikėdavo tos inkarus ištraukdinėti kartais, grandinės tokias, kur būna įmestas į vandenį, o jeigu viskas oras tykus, tai viską reikia tokia ratuška vadinama, tai sukam, iš vandens ištraukiam, tuomet jau laivas smarkiau traukia mūsų. Kai plukdydavom ten, dirbam tenais po 3 mėnesius, to į Dudinką ir į Igarką daugiausiai dirbam. Plukdydavom tik tai į Dudinką ir grįždavom, o ten po 3 mėnesius, daugiau ten viskas užšalo, 3 mėnesius sezonas į Igarką ir kai buvom. Ten saulė jau nenusileidžia, saulė tik žemyn paeina ir vėl kyla. Labai įdomu, pradžioje, kada laikrodžio, jeigu neturi, nežinai, ar rytas, ar vakaras, todėl kad saulė čia va taip pat ir įdomus tokius. Na, paskui grįžam namo. Apsigyvenam, pradžioje čia Kaišdėrai brolis, jau iš lagerio buvo grįžęs, pasitėm kurį tai laiką. Apsigyvenam, paskui pas tėvuko pusseserė. Ten netoli Kaišiadorių, ten ir apsigyvenom. Bet mums neleido gyventi Lietuvoje. O aš įsidarbinau geležinkeliai. Ta kolona tokia vadinama. Pavažiuojam, Kaišiadorį dirbam, Šiauliuos, sakysim, dirbam. Ten kažkur tu sustojam ir ten mėnesį, ten kiek kur reikia, suprant, taip ir dirbam. Ir atrado mane, kad aš nelegaliai esu įsidarbinęs. Ir ateina ten tos kolonos viršininkas, sako, Levickas, jūs kviečia Kaišiadorių policija. Aš į ten nueinu, taip ir taip. Jums negalima gyventi Lietuvoje. Na taip, faktiškai tai aš jums parodysiu. Aš jums parodysiu. Jums buvo išduotas tokios spravkės, kur negalima Lietuvoje gyventi. Ir man, reiškia, o žmonai leido su vaikais, suprantat, nors ir jos tas yra, bet jai leido. Ir man davė 48 valandas ir aš turėjau išvykti iš Lietuvos. Nebuvo man kas daryti, aš važiavau tuomet į Vilnių. Į Vilnių ir mane atrodo, kad, kiek prisimenu, dar ten buvo naujalis tokis. Jums ten sunku, paimkite atsisėsti. Jis mane priėmė, labai kultūringas žmogus. Ir jis paklausė manęs, aš jam papasakojau, kaip dabar aš, reiškia, turiu su šeima skirtis, vaikus palikti. Vaikai mūsų gimė tenais buvo, abu. Juos atsivežėm jau čia. Taip, Sibirėje gimė. Jis man, išklausęs manęs, man labai maloniai padaužė per petį. Nieko, sako, nenusiminkit. Gyvensi, sako, čionais. Važiuokit, sako, namo ir, sako, tai jūs man ką nors tai parašykit, kad mane, sako, kaip Kaišiadoris galėtų. Nieko nereikia. Važiuokit ir gyvenkit. Atvažiuoju į Kaišiadorį, jau mane ir priregistruoja iš karto. Jau davė žinutę, kad tokį ir tokį, reiškia, priregistruoja. Nu, tuomet jau aš jau legaliai pradėjau gyventi. Bet tai čia jau tęsiasi tas turbūt apie metus laiką, aš gyvenau nelegaliai.